Sakoma, kad laikas gydo, kad skausmas nurimsta, kad galiausiai vėl gali kvėpuoti laisvai, bet jie nežino, ką reiškia toks skausmas, kuris nepalieka kūno, tik persikelia į sielą, kuris nematomas kitiems, bet kasdien drasko iš vidaus, kuris net kai šypsaisi, veria širdį kaip peilis. Aš einu, kalbuosi, gyvenu, taip atrodo iš šono, bet viduje viskas sustojo, kaip kad kažkas ištraukė širdį, sutrynė ją į dulkes ir liepė toliau gyvent. O aš gyvenu, tik nebejaučiu. Kaip paaiškinti tai, kas nepaaiškinama? Kaip įvardinti tą tuštumą, kuri ryte sveria labiau nei kūnas? Ta nenusakomo ilgesi, net ne žmogaus, bet to, ką kažkada turėjau. Ta ramybė, kuri dabar atrodo kaip sapnas, kurio neįmanoma pakartoti. Šis skausmas, jis neturi formos, bet jis visur. Kiekviename prisiminime, kiekviename žodyje, kurio nepasakiau, kiekvienoje tylos akimirkoje, kai niekas neateina. Ir galbūt tai yra tik mano kryžius, galbūt tai pamoka, kaina už meilę, kuri buvo per tikra, per gili. Bet šiandien aš noriu tik vieno, kad bent valandai liautųsi skaudėti. Nes kartais širdis šaukia taip garsiai, kad net pasaulis atrodo kurčias. Real Dreams.